Šios dienos pirmajame skaitinėje iš apaštalo Pauliaus pirmo laiško Tesalonikiečiams, ten pirmas skyrius nuo 5 iki 10 eilutės, kada klausėmės, tai yra laiškas, kuris irgi vadinamas vienas iš pirmųjų laiškų, kuriuo ir prasideda, mes sakom, Naujojo Testamento visa istorija užrašoma. Ir ten toks yra sakinys, sako Paulius, jūsų tikėjimas Dievu pasidarė žinomas visur ir mums jau nebereikia apie tai kalbėti. Žmonės pasakoja apie mus, kaip mes buvome jūsų priimti ir kaip jūs nuostabu atsivertėte prie Dievo, trokšdami tarnauti gyvajam tikrajam Dievui ir laukti iš dangaus jo sūnaus, kuris prikėlė iš numirusių, tai mūsų Jėzaus viešpaties ir gelbėtojo. Čia apaštalas Paulius mums primena mūsų misiją. Ta misija, apie kurią šiandien mišių pradžioje minėjom šventąjį karalių Liudviką, kuris gyveno prieš 800 metų, kuris labai gražiai suprato šiuos apaštalo Pauliaus laiško žodžius rašytus kažkada prieš gerą 1000 metų Tesalonikos krikščionims. Ir jisai stengiasi, kad ne tiek jo žodžiai, to šventojo karaliaus Liudviko, ne mūsų pamokslai, mokymai, ne mūsų netgi labai geros karališkos programos, bet mano tikėjimas turėtų būti žinomas visur ir mano tikėjimas būtų žinomas per mano gyvenimo liudijimą. Jau esate čia nesykį girdėję nuo šio altorius, nuo šios sakyklos tuos žodžius, kuriuos yra paminėję ir bažnyčios tėvai, kad šiandien pasauliui ne tiek reikia mokytojų, įvairių ten programų, labai gerų programų, atsinaujinimo programų, ten pašaukimo programų, kokio tik norit, sudarinėtojų, mokslininkų, bet reikia pasauliui liudytojų. Vat, kaip sako Paulius, kad jūsų tikėjimas Dievu taptų žinomas visur ir mums nebereiktų pastoviai dar kartą galbūt skaityti, čia mokyti, ką sako bažnyčia, ką sako ten tie šventieji. Pats gyvenimas įkvėptų, taip kaip tą, mes sakom, atrodo, 12 metų karalių išrinkta, įkvėpė pranciškonai. Šventasis Pranciškus Asyžietis ir jo pirmieji broliai. Dar noriu su jumis pasidalinti to karaliaus Liudviko, sakykime, būdas, vat kaip jisai tikėjo. Jo tikėjimo liudimas, kuris šiandien tampa žinomas visur ir dėka interneto, paspaudžiau guziką ir man atsidarė šventojo karaliaus Liudviko dvasinis testamentas parašytas jo vienam iš vaikų, jo sūnui. Jisai rašo, tiesiog klausykitės tekstą ir suvoksite, kaip apaštalo Pauliaus žodžiai Naujajame testamente įsipildo netgi mūsų laikais. Jis rašo, karalius, mylimasis sūnau, pirmiausiai noriu tave prašyti, kad mylėtum viešpatį savo Dievą visa širdimi ir visomis jėgomis, nes be jo nėra išganimo. Privalai vengti visko, kas, kaip žinai, nepatinka Dievui. Tai yra bet kokios mirtinos nuodėmės. Verčiau leiskis žiauriausiai kankinamas, užuot padaręs mirtiną
nuodėmė. Prisimenat netgi mūsų karalaitį Kazimierą, tikriausiai irgi buvo įkvėptas šventojo karaliaus Liudviko, kai jam pasiūlė vaistą per nuodėmę, sako, žinot ką, brangus gydytojai moksle, sako, verčiau mirsiu, negu nusidėsiu. Toliau karalius rašo savo sūnui, jeigu viešpats tau leistų patirti kokį išbandymą, turi džiugiai ir dėkingai jį ištverti, manydamas, kad tai išeis tau į gerą ir kad galbūt esi to nusipelnęs. O jeigu viešpats tau suteiks kokią sėkmę, turi nuolankiai jam dėkoti ir saugotis, kad dėl to netaptum blogesnis, iš tuščio pasipūtimo ir dar kaip nors kitaip, nes tu neturi teisės burnoti prieš Dievą, nei jo įžeidinėti už suteiktas dovanas. Noriai ir pamaldžiai klausykis šventųjų mišių. Ir kai tik būsi bažnyčioje, šiukštu nežioplinėk. Ir išjunk telefoną. Čia aš pridėjau. Ir netuščiažodžiauk, bet susikaupęs melskis viešpačiui balsu arba mąstydama širdyje. Būk gera širdis elgetoms, vargšams, nuliūdusiems. Kaip išgalėdamas juos remki ir guoski. Dėkoki Dievui už visas tau suteiktas geradarybės, idant būtum vertas gauti dar didesnių. Karalius Liudvikas, ko gero, vienas iš didžiausių karalių optimistų. Ir Dievui patinka tokie. Kai tu dėkoji, viešpats tave dar labiau laimina. Taigi sako, dėkokit. Elkis teisingai su savo pavaldiniais, laikykis teisumo kelio ir neišsuk nei kairien, nei dešinien. Vadinasi, neremk nei dešinių partijų, nei kairių. Būk visų nusistatymų kryptis į Kristų. Visada, kol nesi visiškai tikras, verčiau palaikyk vargdienio negu turtuolio pusę. Uoliai rūpinkis, kad teisingai ir taikiai sugyventų visi tavo pavaldiniai, ypač dvasininkai ir vienuoliai. Čia apie mumis pranciškonus. Būk nuolankus ir klusnus mūsų motinai Romos bažnyčiai ir popiežiui, lik savo dvasios tėvui. Darbuokis, kad iš tavo valdų būtų pašalintos visos nuodėmės, ypač piktžodžiavimas ir erezijos. O brangusis sūnau, baigdamas suteikiu tau visokeriopą palaiminimą, kokį tik gali sūnui suteikti mylintis tėvas. Tegul švenčiausiai trejybė ir visi šventieji saugo tave nuo visokio blogio. Te suteikia tau viešpats malonę taip įvykdyti jo valią, kad per tave jis būtų pašlovintas ir šį gyvenimą baigę kartu nukeliautume ten, kur galėtum jį regėti, mylėti ir šlovinti per amžius. Amen.